Sveiki atvykę į saulėtąją Klaipėdą, į vienintelį Lietuvoje jūrinį universitetą. Šiandien parodysime, kodėl gera studijuoti prie jūros. Įvyko tradicinė Klaipėdos universiteto bendruomenės sporto šventė. Šventėje savo fakultetus atstovavę studentai rungėsi šachmatų, tinklinio, rankų lenkimo ir kitose rungtyse. Buvo renkamas sportiškiausias dėstytojas ir sportiškiausias studentas. Kiek universitetui metukų, tiek ir tai šventėj metukų, kadangi universitetoje 20, tai ir mums jau 20 mūsų šventė, nes kiekvieną pavasarį mes renkamės, nes tai tikrai, gera pabūti drauge visiems universiteto bendruomenės nariam ir studentam ir dėstytojam. Sporto šventės organizatorė teigia, jog Klaipėdos universiteto vadovybė yra sudariusi sąlygas visiems pabūti kartu ir pasportuoti. Iš tikrųjų, iš 7,500 studentų čia norėtųsi matyti, kaip kažkuris dekanas pasakė, bent 1000. Bet džiaugiuosi šiandien tiek, kiek esame, nes palyginus su pernai tikrai nėra mažiau. Tokios varžybos, kaip čia vadinti šventį, tai iš ties labai yra gerai, nes vis tiek truputėlį studentai prasiblaško prieš artėjančią sesiją ir tikrai gerai, kad tokia šventė yra. Teatro aikštėje buvo surengtas vieno garsiausių Lietuvos teatro ir kino aktoriaus ir režisieriaus Valentino Masalskio prisistatymas Klaipėdos miestui ir universitetui. Režisierius šiemet taps Klaipėdos universiteto menų fakulteto režisūros katedros dėstytoju. Klaipėdos teatro aikštėje vykusi ritminių pratimų ir dainos sintezė sulaukė nemažo miestiečių dėmesio. Anot Valentino Masalskio pasirinkimas atvykti dėstyti į Klaipėdą ar ne, nebuvo sudėtingas. Valentinas Masalskis teigia, jog čia yra galvojama apie studentą ir sudaromos puikios sąlygos dirbti. Jūs sudarėt idealias sąlygas, kad aš galėčiau dirbti su studentais. Todėl, kad jūs galvojate apie studentą, tai yra sąlygos, kurias jau gali kažką padaryti. Tai dėl to ir atvažiavau. Režisierius Valentinas Masalskis pasakojo, jog dirbs su ateinančia karta taip pat, kaip ir su savo dabartiniais studentais Vilniaus kolegijoje. Jis pasiryžęs užkrėsti savo kursą teatru ir juos nustebinti. Man neįdomus jūs, kokie jūs ateisit. Man įdomus, kiek aš pasiruošęs ateisiu. Ir jeigu aš per mažai pasiruošęs, aš turėsiu dar skaityti, keltis ryte dar anksčiau, dar ruoštis ir ateiti kiekvieną dieną, aš turiu jūs nustebinti. Dabartiniai režisieriaus studentai išlyginamąsias aktorystės studijas tęs Klaipėdos universitete. Režisierius Valentinas Masalskis formuos bendrą savo dabartinių ir būsimų auklėtinių teatro trupę. Klaipėdos universitete praėjusiu metu lapkričio mėnesį vykusioje Klaipėdos mokyklų proto mūšio viktorinoje buvo išaiškinti gudriausi Klaipėdos miesto moksleiviai. Tai Klaipėdos Ąžuolyno gimnazijos abiturientai. Klaipėdos mokyklų proto mūšyje nugalėję moksleiviai laimėjo smagų prizą, kurį atsiėmė praėjusią savaitę – plaukimą Klaipėdos universiteto burlaiviu Brabander. Gudrieji abiturientai galėjo ne tik pamatyti Klaipėdos uosto darbą iš marių pusės, bet ir daugiau sužinoti apie burlaivį ir jūrininkų kasdienybę. Sužinojau, kaip atskirti škūną nuo kitokio burlaivio, būtent apie laivą. Anot gimnazistų, tokie intelektualūs žaidimai yra naudingi Klaipėdos miesto moksleiviams. Žinoma, labai smagu dalyvauti buvo, bet ir prizas irgi geras labai. Renginių visą laiką reikėtų daugiau ir tokių ypač intelektualių, tokių kaip protų mūšiai ir panašiai. Klaipėdos mokyklų protų mūšis moksleivių nuomonė turėtų tapti tradiciniu renginiu Klaipėdos universitete. Šių metų rudenį Klaipėdos miesto gimnazijos turėtų ir vėl susirungti tarpusavyje ir išsiaiškinti, kuri uostamiesčio mokykla pelnys 2011 metų protingiausios Klaipėdos mokyklos vardą.